Ateitis visai kai įsivaizduojama kaip švara, o praeitis mūsų nuodėminga, visą laiką ten kažko tai yra. Jeigu sąmoningai, tai jie yra priešai, jie nekenčia Lietuvos, kažko tai savo artimojo ir panašiai, o nesąmoningai galbūt nori dėmesio. Tai laisvė visą laiką iššūkis, laisvė yra visą laiką kova. Tai kad mes su ta praeitim ir su dabartim susitvarkytumėm, mums reikia atleisti. Laisvė yra toks, kaip pasakyti, metafizinis ir religinis dalykas, filosofinis dalykas, nėra paprasta. Sveiki, gerbiami Lietuvos laisvės kovų pažinimo centro tinklalaidės žiūrovai ir klausytojai. Šiandieną kalbiname buvusi muitininką, Lietuvos laisvės kovotoją, evangelikų reformatų kunigą Tomą Šerną. Labadiena, gerbiamas Tomai. Labadiena. Labai ačiū, kad sutikote atvykti į pokalbį, kurį pakvietėme per tą adventinį laiką, kuris adventas kam skirtas? Susikaupimui, pagalvojimui, ne? Patylėjimui. Patylėjimui. Bet mes kalbėsimės. Taip. Jūs nominuotas ir jūs jau gavote ar gausite Lietuvos laisvės premiją. Bet norėčiau paklausti gal iš toliau, ar jautėte savo giminės įtaką savo pasirinkimuose, kuriuos darėt gyvenime, tapdamas pareigūnų, vėliau dvasiškių. Turiu omeny, kad Adomas Šernas jūsų buvo giminaitis dvasininkas, o Jokūbas Šernas buvo Vasario 16 akto signataras. Kaip nekeista, tai bet nejaučiau, kad tiesiogiai tos dvi asmenybės kažką tai man, reiškia, negalvojau taip. Galbūt šeimos tokia, šeimos pačios kultūra, sakysim, buvo į tą linkusi galbūt. Ir, sakysim, daugiau patriotiška negu ne. Tai vat šitai galbūt lėmė, bet kad būtent adoruoti ten praeitį, kad va, toks buvo žymus žmogus ir kitas žmogus, tai to nebuvo. Kitaip tariant, autoritetas protėvių neslėgė. Ne, aš stengiuosi, kad neslėgtų. Ir taip sunku gyventi, dar ir taip protėviai. Dar protėviai trukdytų. Taip, jums paskirta laisvės premija ir, vis tiek esate žmogus, kuris perėmėte estafetę iš tokių asmenybių kaip Jono Kadžionio Bėdos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdžio, Vytauto Landsbergio, Valdo Adamkaus, kitų nusipelnusių kovoje už laisvę. Kovoje, gal ne kovoje, gal gyvenimo būde. Tai ar galvojate savo tarnybos ir tarnystės kelio pradžioje, kokia ta ateis laisvė, kai jinai jau bus? Negalvojau, labai fragmentiškai galima galvoti, nes mes ateities nežinome. Bet džiaugiuosi, kad į tokią gerą kompaniją papuoliau, tikrai gera kompanija, o mes tą laisvę labai savaip įsivaizduojam ir negalime suprasti tiesiog, kai mes suprantame, kad mes taip gyventi nenorime ir reikia daryti kažką tai, kad būtų kitaip. Tai va tai galbūt tas pirmas laisvės, sakysim, pašaukimas, kad reikia daryti kažką tai, kad būtų geriau. Tai tas žmogiška, o taip įsivaizduoti, kad kaip ten bus, tai yra sunku įsivaizduoti. Tik man tėvai pasakoja, kad štai vaikai ekskursijoje, ten jie grojo Švedijoje, smuikininkų ansamblis dar sovietiniais laikais. Vaikus buvo sunku ištraukti
švediškų tualetų viešųjų, nes ten buvo taip švaru, taip gražu ir visi labai ten mėgdavo būti, nes tokia sovietiniais pas mus tualetai kitokia buvo. Štai gal kartais atsimena, kad tualetas toks, ar ten kažkokia tai kultūra, arba ABBA groja kažkur tai. Arba tokie simboliai galbūt, kurie parodo, kad galima laisvai gyventi ir turėti kažką tai geriau, negu mes turėjom sovietiniais metais. Galbūt daug nelendant į metafiziką, tokie simboliai. Galbūt nelendant, bet tarytum ta laisvė yra tokia savotiška švara. Švara, ateitis visai kai įsivaizduojama kaip švara, o praeitis mūsų nuodėminga, visą laiką ten kažko tai yra, reikia iškuopti. Jo, čia ta mintis, kad jeigu myli, tai praeitis nerūpi, žiūrėk ateitį. Taip. Ką galėtumėt pasakyti tiem žmonėm, kurie kartais bamba, kad, žinot, mes čia ne už tokią Lietuvą kovojam. Čia, žinot, toks dalykas, tie, kurie bamba, tai tikrai jie nekovojo. Jie tikrai nekovojo, tik tai galvoja, kad kovojo, bet iš tikrųjų nekovojo. Laisvė yra toks dalykas ir administracinis, ir pastangos. Jeigu tu turi, pavyzdžiui, ūkį, ar kokį namą, sodybą, tai tu žinai, kad tu jį nusipirkai dėl ateities, bet ar galbūt nusipirkai, bet jį reikia prižiūrėti visą laiką. Stogą žiūrėti, dengti, kažką tai siekia paremontuoti, pataisyti, investuoti. Taip ir su ta Lietuva, tas pats ūkis. Reikia teisingai administruoti ir nedėjuoti, kad štai ne taip turi būti. Mes visai ką norim daugiau, mūsų horizontas žmogaus yra didesnis, negu mes turime. Norim dar ir dar. Tai darom tada kažką tai. Kitaip tariant, ta laisvė nėra palaida bala. Taip, tai yra labai griežtas reikalas. O ką norėtumėt pasakyti, ar ką galvojat apie tuos žmonės, kurie šiandien nesąmoningai, o dar baisiau sąmoningai tarnauja priešiškai nusiteikusiam Lietuvai jėgoms? Jeigu sąmoningai, tai jie yra priešai, jie nekenčia Lietuvos, kažko tai savo artimojo ir panašiai, o nesąmoningai galbūt nori dėmesio, kad jiem atrodo, kad žmonės, kad kur nors gal provincijoje, gal kažkur Vilniuje, gal Kaune, kad štai jie verti daugiau. Toks buvo šūkis anksčiau vieno kandidato, nusipelnėme gyventi geriau. Tai vat yra iš tos serijos mintinimo, kad štai aš nusipelniau daugiau, manęs nemyli, manęs nevertina. Ir galvoju, kad tokia kaip Salomėja Nėris nesąmoningai nori dėmesio. Artistiškas žmogus iš tau suteikia tau, štai parašyk poemą, važiuosi į didmiestį Maskvą, ten ateitis žmonijos. Ir daug kas gali taip iš mūsų nori būti vertinti, mylimi arba kaip tik galbūt nemylimi, o kad bijotų mūsų didybę, mūsų puikybę. Tai elementaru, taip sakysim, palyginai, bet su kiekvieno žmogus reikia kalbėti atskirai. Ar jisai sąmoningai, ar jis nesąmoningai. Ir kas ta Lietuva, kiekvienas savaip įsivaizduoja. Bet tos
puikybės daug kas turi. Tai būtent prie to priėjom, kad vieni žmonės tai veikia lyg tai, kad jie užmiršti, apleisti, neįvertinti, o kiti turi tą puikybės momentą. Tai tiesiog. Tai puikybė yra ir ten, ir ten. Tiesiog žmonės nori daugiau ir kartais lengviau tada pasiekti prisišliejant prie kokio nors judėjimo ar kokio nors jėgos. Tai ta puikybė yra, mums visiems yra artima, suprantama. Ar mes kaip visuomenė per 35 nepriklausomybės metus išmokome būti piliečiais, ar vis dar kartais būnam žiūrovais, lyg tai laukdami, kol kas nuo šono mums patars, kaip gyventi, ar sutvarkys mūsų reikalus? Nežinau, ar išmokom, nes gana daug generacijų Lietuvos gyventojų gyveno kaip tokia rezistencija. Vat aš gyvenu, o ten valdžia kažką tai, jinai arba svetima, arba turtinga, arba kažkas tai ne aš, tai yra ne aš. Čia ne mūšiškiai, čia ne aš ir visą laiką nepasitikėjo nei valdžia, nei ir darė, kaip atrodė geriau, kaip pačiam rūpė. Tai ar mes jau tokie jau išsivystę žmonės, mūsų miesto kultūra ar kaimo kultūra, kad mes galėtumėm bendruomeniškai kažką tai nutarti, nežinau. Galbūt yra gerų tokių dalykų, bet ar tai turi pakankamai istorinį pagrindą, ar yra išsivystę į kokias stabilės tokius junginius, tai aš abejoju. Žinau, kad yra ten, kur jauni žmonės susirenka, kokiuose mažuose miesteliuose gyvena, jie sugeba kažką tai padaryti savo, dėl savęs, dėl vaikų, dėl miestelio, dėl savo rajono. Bet lengviau nieko nedaryti. Ir lengviau būti homo sovietikus, kad, reiškia, bambėti, bet nieko nedaryti. Taip pat ir su mūsų gynyba. Mes laukiam vokiečių, amerikiečiai, mes patys abejojam savimi. Ir nežinau, kaip čia bus. Kartais tas nedarimas būna iš baimės, nenoras išsišokti, bet čia toksai kaip irgi dar toks nelaisvės momentas per žmogų gal yra. Gal tas yra taip, tai yra išlikimo strategija. Gal baudžiauninkas ir gal mentalitetai yra mūsų ar toksai samdinys dvaro. Tegu ponas ten rūpinasi, aš ten kažką padarysiu, kai jisai liepia, ne daugiau, ne mažiau. Maždaug toks yra mūsų galbūt visuomenės įsivaizdavimas. O kad imtis iniciatyvos, imtis atsakomybės, tai yra laisvės požymiai. Jeigu miesi atsakomybės, tai galbūt nuo ten prasideda laisvė, nes laisvė be atsakomybės nebūna. Jūs išgyvenot kraštutinį blogį. Tai dabar šiuolaikinės tas grėsmės ir jūsų ta patirtis, ar kaip keičia suvokimą, kiek tos grėsmės yra aplinkui, išorinės, kalbant labiau gal. Daug, jos yra daug ir mes, jeigu teoriškai yra grėsmė, jinai ir praktiškai yra. Jeigu mūsų kaimynai žiūri mus kaip į grobį
Rusija ar Baltarusija turi tokį, išlenda kartais pasisakymų ar kokių, sakysime, minčių, kurios nuskamba per žiniasklaidą. Tai yra požymis, kad gali būti praktiškai mums pavojinga. Tai turime suprasti tai ir ruoštis. Jeigu mes nesame baudžiauninkai, turim patys ruoštis. Ir galvoti, kaip čia mums geriau strateguoti. Gali toks ateiti momentas, pas žmonės kartais taip užeina, kad nebenorim būti laisvi ir, kaip sakant, ta išorinė jėga, jie turbūt to laukia, kada nes jeigu matys, kad jie nori būti laisvi, tai matys, kad čia sunkiau su jais. Bet jeigu nenori, tai gali laikas. Laisvė yra visai ką iššūkis, laisvė yra visai ką darbas. Čia yra klasikinis toks dalykas, istorinis, gal ne istorinis, bet toks mitinis, biblinis, kai vergus žydus išvedė žydų protėvius iš Egipto vergovės vadinamos į laisvę, į tą ateities šalį. Ir jie pradėjo murmėti, štai mes Egipte turėjom ką valgyti, mes ten gerai valgėm, nereikėjo taip eiti toli ir vandens buvo visą laiką. Tai laisvė visą laiką iššūkis, laisvė yra visą laiką kova. Ir be abejo yra lengviau sakyti, štai aš ne už tai kovojau, kodėl čia mes einam į laisvę, tegu turi būti tvarka. Žmogus gali labai mielai sulysti į auksinį narvelį. Ten štai jam geras sąlygas duoda ir dar kas nors pageria ir viskas, tu ten sėdėk. Po to prabunda žmogus ir galvoja, kaip čia išlysti. Manau, kad toks yra visą laiką pavojaus mūsų visuomenėje ir Europai. Priimti laisvę kaip tokią esamybę, kad dėl jos nereikia kovoti, kad nereikia rūpintis, kažkaip tai kažkas pasirūpins, vyriausybė pasirūpins ar panašiai. Bet galbūt mūsų Lietuva ir trupučiuką nepasitikė savo vyriausybę visą laiką ir pradeda rinkti, pavyzdžiui, Ukrainai lėšas ginklam ir kitiem dalykam, nes jaučia, kad vyriausybė ne visą laiką padarys. O tie žmonės, kurie stabiliai ilgai gyveno, tai be abejo nenori per daug ką imtis ir galvoja, kad galbūt vyriausybė ar kažką tai, kam priklauso tą daryti, tegul ir padaro. Tai ta laisvė turi tokių įvairių formų, kurios labai nepastovios. Štai čia tavo buvo prakeikimas, štai ten tavo pliusas gaunasi. Matot, kaip mintis eina labai neformalios. Tai mintis gimsta ir jos originalumas tam yra, kad jinai iš kiekvieno individualiai gimsta ir tas jūsų pamastymas čia labai įdomus dalykas yra, kad įdomus, gal jis ir įdomus ir teisingas, kad yra individuali atsakomybė, žmogų tokia privalomąja tvarka, bet tas individualias atsakomybės turi apjungti toks bendruomeninis noras, tas santykis tarp individų ir bendruomenės. Taip. Žmogus yra socialinė būtybė. Ir nors gamtamokslininkai sako, laisvės nėra bendrai, nes yra fizikiniai, cheminiai dėsniai, konstantos įvairios, kosminės, bet kai žmogus yra ne tik tai gyvūnas, bet ir socialinė būtybė, sudėtinga gana.
Tai ta mūsų laisvė turi labai daug kampų, kampelių, įdomių dalykų. Sakoma, kad blogų žmonių nėra. Nors pavyzdžiai sako, kad jų blogi poelgiai yra, bet kai kurie tie blogi poelgiai, visi patys suprantam, yra iki kraštutinumo blogi. Tas atleidimo momentas, tas sugebėjimas atleisti. Kokio sunkumo jis yra? Taip, sunkumas, čia aš galiu tik teoriją papasakoti. Yra dvi tokias mąstymo formos. Graikui yra mano senovės graikai filosofinė tokia mintis, kad žmogus gimsta kūdikis geras, kaip tokia lenta švari. Štai po to visuomenė sugadina ir jis po to pasidaro netoks jau geras ir padaro blogų kartais poelgių. Štai yra krikščioniška mintis, visiškai kitokia. Gal ne krikščioniška, galbūt kyla iš Jeruzalės, sakysim, ta mintis, kad žmogus gimsta jau blogas. Ir visi žmonės yra de facto ir de jure blogi, ta prasme. Bet atvirkščiai, kad būna, kad ir blogi žmonės padaro gerų poelgių. Ir tėvai savo vaikus kaip nors stengiasi aprūpinti ir kažkaip tai mylėti. Tai, žodžiu, aš manau, kad žmonės iš principo, sakysim, krikščioniškai yra visi nusidėjėliai ir de jure ir de facto blogi. Tačiau mes neturim tai priimti kaip tokias konstantas. Jėzus moko atleisk savo kaltininkam, tada ir tau Dievas atleis. Yra tokia galimybė. Atleidi, tada ir Dievas tau atleidžia. Nes jeigu mes pažiūrim atgal, tai mes randam visko savo gyvenime. Kai žiūrim į ateitį, mes matom galbūt ne taip baisiai galbūt. Tai kad mes su ta praeitim ir su dabartim susitvarkytumėm, mums reikia atleisti tiem žmonėm, kurie mums padarė blogą. Ir kad būtų gal taip šnekėti paprasčiau, kad mes būtumėm efektyvūs, kad mes galėtumėm gerai funkcionuoti, kad mes galėtumėm savo laisvę apginti, kad mes galėtumėm gerai dirbti, mes negalim galvoti apie kerštą, sakysim, nes tai ištraukia jėgas iš žmogaus. Ir už tai, kad mes kaip čia tas blogi, kaip ta šalis bloga, kaip tas žmogus blogas, kaip mes, jeigu taip galvosim, mes būsime supančioti to savo blogumo. Kai mes galvojam apie kitą, kaip patiem reikėtų nukirsti galvą, tai mes patys tame mes tame pačioj substancijoje, kaip sakant, to blogumo. Bet kai mes pagal Jėzaus pasiūlymą atleidžiam kaltininkam, mes pasidarom laisvi. Mes galim galvoti apie ateitį. Mes nusimetam tą naštą nuo savęs. Mes galim drąsiai galvoti apie kažką tai gerą ir būti efektyvūs. Tai labai gerai. Klausau jūsų ir galvoju, kad o jeigu yra tokie žmonės, kad sako, aš esu laisvas žmogus, sako, aš galiu atleisti, aš galiu neatleisti. Čia kaip yra būna, kad aš esu laisvas, aš galiu gerti, galiu negerti, rūkyti, nerūkyti, bet
Bet geriau. Gerai, tu šiandien nenuritojaus, nuo dabar tu nerūkyk. Tada pasirodo, kad štai tas laisvė yra tokia sąlyginai Taip. gera. Tai va, ta laisvė nėra toks, šios dienos pasirinkimas. Gali suvalgyti saldainį arba nesuvalgyti. Tai čia nėra laisvė. Čia yra tiesiog kažkas tai tokio sąmoningo, nesąmoningo. Laisvė kažkas yra daugiau. Sunku pasakyti, mes tam pokalbį. Nei mes, nei turbūt kiti į tai pilnai neatsakys. Tik ko gero, laisvė yra tai, kad mes galim apie tai kalbėti ir svarstyti. Taip. Laisvė yra toks, kaip pasakyti, metafizinis ir religinis dalykas, filosofinis dalykas, nėra paprasta. Tai mes visą tą laisvę sueina vis tiek, turi daug kampų. Net sakom, kad mes turim laisvę, bet mūsų, pavyzdžiui, miestus blogai administruoja ir staiga pasirodo, kad mes neturim laisvės. Jeigu Kaune stato miesto žmonėm baseiną, tai Vilniui, pavyzdžiui, siaurina gatves ir galvoja, kaip čia nepastatyti nacionalinio stadiono. Štai yra laisvės Ar tai yra laisvė? Tai va klausimas. Ar tai yra laisvė daryti klaidas? Tai va. Jeigu niekas nedarytų klaidų, nebūtų kam atleisti. Taip, bet laisvė nemėgsta kvailystės. O jeigu taip žmonėm, kurie žiūrės pokalbį, ką norėtumėt palinkėti? Kai sunku, tai reikia galvą aukščiau. Ir bijokite, kai viskas gera ir nereikia rūpintis, tada kažkas tai pradeda darytis nelaisvę. O kai sunku, kai yra sunkios mintis ar sunkios dienos, tai vienintelis dalykas yra svarbu - galva aukštyn ir atsiminti, kad tu esi laisvas. Ačiū Jums labai. Ačiū už pokalbį. Nieko.